Kaip turėtų atrodyti jūsų lėkštė? Sveikos lėkštės principas teigia, kad pusę lėkštės turėtų užimti nekrakmolingos daržovės, tokios kaip paprikos, cukinijos, agurkai, pomidorai, žalios lapinės daržovės, kopūstai. Daržovės rinkitės kaip garnyrą ar pagrindinį patiekalą. Vaisius rinkitės kaip sveiką užkandį. Daržovių per dieną reikėtų suvalgyti nuo 3 iki 5 porcijų, vaisių ir uogų iki 2 porcijų. Ketvirtadalis lėkštėje turėtų būti baltymas, toks kaip liesa mėsa, žuvis, ankštinės daržovės, liesi pieno produktai, kiaušiniai ar sojų gaminiai. Nepamirškite užtikrinti įvairovės. Rinkitės ne vien gyvulinės kilmės baltymus, bet įtraukite ir augalinės kilmės baltymų. Kitas ketvirtadalis lėkštės turėtų būti grūdiniai produktai, kurie suteikia energijos ir aprūpina žmogaus organizmą maistinėmis skaidulomis. Rinkitės neskaldytus, nerafinuotus grūdinius produktus ir jų gaminius. Maisto gardinimui rinkitės geruosius riebalus, tokius kaip alyvuogių aliejus, linų sėmenų. Naudokite natūralius žolelių prieskonius. Tai vienas iš sveikatai palankių principų. Jeigu norite išmokti daugiau principų, lauksiu jūsų gyvensenos konsultacijoje.